Sezono pradžioje Utenos Juventus papildęs Tomas Dimša sulig kiekvienomis rungtynėmis komandoje jaučiasi vis užtikrinčiau. Iki šiol blankiai rungtyniavęs kaunietis pastaruoju metu aikštelėje žiba. Rezultatyviai Utenos ekipoje dvikovose su Žalgiriu ir Neptūnu rungtyniavęs žaidėjas, duodamas interviu oficialiai klubo svetainiai, atskleidė ne tik sudėtingo sezono pradžios priežastis, tačiau ir džiaugiasi atmosfera Juventus komandoje bei papasakojo apie savo pirmuosius žingsnius krepšinyje. Kiek gerai atsimenu, tai visų pirma, tai pradėjau tiesiog paskui brolį, tai visų pirma kieme. Tai tas patiko, kad visi draugai susirinkdavo žaisti kieme. Ir aš buvau jauniausias, mažiausias ir aš su jais žaisdavau ir toks gaudavos, kad neblogai sekdavos net su vyresniais. Tai pastebėjo visų pirma močiutė, pasakė tėvam ir sakė, gal reikia nuvest pabandyti į krepšinio treniruotę. Ir taip ir atsidūriau. Tai nebuvo kito tokio sporto, kaip kažką kitą daryti, nežinau, tiesiog kieme stovėjo krepšys ir visi jį žaidė, daugiau nebuvo kažkokių minčių. O kai pradėjau lankyti, jau krepšinį nuėjau į pirmą treniruotę, jau gal praėjo metai ar du, tai tėvai siūlė, gali ir kitką pabandyti, ar rankinę, ar futbolą, ar ką tik nori, bet kažkaip, kai jau nuėjau, galvojau, kad tai bus mano kelias ir nenorėjau nieko keisti. Bandžiau, iš tikrųjų, tarpuose bandžiau palankyti baseiną, plaukimą. Ir gal po kelių savaičių smarkiai susirgau plaučių uždegimu ir galvojau, kad ne man tikrai tas plaukimas ir tai vat, vienintelis toks buvo nukrypimas nuo krepšinio. Gynėjas paklaustas apie mėgstamiausią krepšinio elementą nenorėjo išskirti vienintelio ir įvardino net kelis, o kalbėdamas apie karjeros tikslus prašneko apie bandymą sugrįžti į aukščiausią lygį. Jeigu taip žiūrint nuo senai, dar kai buvau jaunesnis, tai aišku, sakyčiau dėjimas. Nes visiems patinka, o fanai nuo to geriau pasijaučia komanda, bet metam einant, tai nežinau, tiesiog gal tas visas pats tiesiog žaidimo tas skaitimas, kad sukur kitiem situacijas, paduot gerą perdavimą. Tiesiog daug susideda visokių faktorių, nėra kažkokio vieno, kurio išskirt norėčiau. Visada reikia kažkokią išsikelti, ne tai, kad gal svajonę galiu pasakyti, bet turiu tikslą, tai visada norisi sugrįžti į tą aukščiausią lygį. Tai norėtųsi vėl grįžti žaisti bent jau Europos taurę ir Eurolygą. Tai būtų visų pirma toks tikslas, bet kad norint tą pasiekti, reikia parodyti tinkamą lygį Lietuvos krepšinio lygoje, kad kažkur kilti. Ir, viską reikia daryti palaipsniui. Tai manau, vieną kartą šiek tiek nudegiau per anksti nuėjęs į aukštą lygį ir buvau dar per jaunas, per kvailas, tai norėtųsi palaipsniui viskas, kad būtų. Nors žaidėjui tik 24 metai, tačiau jis jau gali pasigirti rungtyniavęs prieš garsius varžovus. Kaip ir sakiau, buvau gan jaunas ir kai buvau Žalgirį, išleisdavo mane žaisti Eurolygoje, tai su kažkokia tikslia užduotim. Ir teko gintis tikrai prieš daug žaidėjų, ten galiu vardinti Sergio Rodriguez, Kate Langford, Dekolo, Rudy Fernandes, tai J.C. Carroll. Ta prasme, tai turėdavau kažkokį tikslą, kurį reikdavo, nežinau, spaus dengtis ir nesureikšmindavau to dvigovo, kad čia kažkokia žvaigždė ar kažkas, tiesiog stengdavos padaryti savo darbą. Bet tai, jeigu taip įvardint, prieš ką sunkiausia buvo, tai manau būtų Keitas Langfordas, nes yra individualiai, manau, vienas stipriausių Eurolygos žaidėjų. Kai komandą paliko Aleksas Hamiltonas, vyriausiasis treneris Tomui paruošė išbandymą. Teko rungtyniauti į žaidėjo pozicijoje. Atsižvelgiant į rezultatus, panašu, kad krepšininkas šį egzaminą išlaikė su pagirimu. Tai visų pirma, tai manau, kad prisijungiau labai vėlai su Runkausku ir visą tą pasiruošimą praleidai. Vasarą sportuoju, bet yra ne tas pats sportuoti vienam, kas kartu su komanda. Ir aišku, pirmo mėnesio reikėjo gal, kad įeiti į tą visą ritmą, kad susipažinti su deriniais, su komanda ir visą kitą. O po to tokia situacija gavus, kad, nežinau, tiesiog mėžus per pozicijas, tai visur kažkaip gal tokios kaip ir užkamšydavau, kur reikdavo ir galiausiai išvažiavus Aleksui treneris pastatė tokiu žaidėjo antrų numerių, tai dažniau būni su kamuoliu, ateina tas pasitikėjimas, toks, turi galimybių pats susikurti, kitiems sukurti ir sakau, žaidžiu daugiau pick and rollų, kažką organizuoju ir tas tiesiog pasiteisino ir pasisekė kol kas viskas. Tai tikiuosi, kad ir toliau tai bus. Aš kažkaip negalvoju, kad aš dabar tiesiog žaidėjas ir viskas. Man visą laiką patikdavo, kad ir kokiu numeriu bežaidį kažką sukurti komandai. Kažkur paduoti gerą perdavimą ir panašiai. Tai
Dabar gaunas, kad tų tokių galimybių turiu daugiau, sužaisti pick and rollą su dideliais žmonėmis ir jiem paduoti perdavimą. Tai galima sakyti iš dalies, kad taip, tokia man labiau tinka pirma, antra pozicija negu antra, trečia. Bet nemanau, kad čia yra kažkoks toks labai didelis skirtumas, nes vis tiek Dovis žaidžia pagrindėjai žaidėjų didžiąją dalį laiko ir aš tik jam duodu šiek tiek minučių pailsėti, o daugiau žaidžiu antroje pozicijoje. Tikrai ne vieną vasarą buvo, kad siūlydavau ten atvykti, bet kažkaip vis gaudavos, tai vienur, tai kitur ir šiais metais buvo tokia vasara, kad teko ilgai būti be krepšinio ir ten tiesiog pasiūlė, čia gal net galima pasakyti, taip sukrito kortos, kad čia keli žaidėjai išvyko ir gavo traumas, tai pasiūlė pasipildyti bent trumpam ir taip gavos, kad atvažiavau. Taip tikrai manau, kad atmosfera komandai superinė. Tikrai nedaug pasiseka taip, kad užsienį kažkur nuvažiuoja, vis tiek būna taip visokių, ta prasme, žaidėjų iš visokių šalių. O čia, kai atvažiuoja ir kai yra vien lietuviai, su lietuviais viskas paprasčiau ir nėra kažkokio nesusikalbėjimo, nesusipratimo, viskas labai paprasta ir tikrai, kadangi dauguma lietuviai, tik tais mūsų rusas vienas, bet jau galima vadinti lietuvių, tai tikrai visi puikiai sutarėm, nėra jokių problemų. Ir sakau, retai pasitaiko, kad tokia surinkta chebra tikrai, sakau, vien tas duoda, kad lietuviais. Juventus žaidėjas nepamiršo paminėti ir savo komandos sirgalių. Tomas Dimša išskyrė ypatingą atmosferą Utenos arenoje ir jos reikšmę patiems krepšininkams. Tikrai super. Ko pasilgsi užsienį, tai tų žmonių, kai tu supranti, kad visi ateina ir visas miestas su to krepšiniu eina, nes vis tiek Utena yra gan mažas miestas, nėra daug pramogų ir tikrai labai smagu, kad žmonės ateina ir linkiu jam toliau ateiti. Ir kai tiek žmonių ateina, tiesiog nesinori apvilti, stengiasi visi dar daugiau, kad parodyt gerą rezultatą, kad žmonės eitų toliau į varžybas.